Sveiki visi, su jumis sveikinasi Gyva Jaunuomenė ir šiandien susirinkę kalbėsime apie sąmokslo teorijas. Tema, kuri, manau, gan mus suvedė, gan nuo to viskas ir prasidėjo ir labai yra susiję su pačiu COVID-u, pandemija. Ir irgi toks sutapimas, kad filmuojam šią laidą būtent tą mėnesį, tame laikotarpyje, kai ir buvo ir paskelbta tiek ir Pasaulio sveikatos organizacijos, tiek ir mūsų Lietuvoje vyriausybės karantinas, pandemija. Ir kviečiu pirmo pažiūrėti, paklausyti šį kartą, tiesą sakant, ką sako žmonės apie sąmokslo teorijas gatvėje. Kas tavo nuomonė yra sąmokslo teorijos? Sąmokslo teorijos, tai kaip čia nefaktinės kažkokios bandymai įtikinti žmogų tikėtis nebūtinai tiesa, net nežinau iš tikrųjų. O kokias? Konspiracinės teorijos, sakykime, čia tokia, kurią kas šauna į galvą, tai yra Džemerio plokščia. Jo, taip. Kokių dar? Vis tada, ką žinau, vakcinos sukelia autizmą. Toks irgi buvo, kas ten dar. Nežinau, tai tik tiek žinau, kol kas. Gerai, Jo. ačiū tau labai. Jo. Kas jūsų nuomonė yra sąmokslo teorijos? Koks būtų apibrėžimas? Tai aš konkretaus apibrėžimo nepasakysiu, nes tikriausiai reikėtų žiūrėti žodyne. Bet matomai tai yra mano apibūdinimu tikriausiai tai būtų visuomenės dalies susigalvotos istorijos apie neegzistuojančias organizacijas ir jų valdžią. Ir įtaką visuomenė. O galbūt tiesiog galėtumėte irgi įvardinti, kokias žinot, kokios populiarios šiuo metu jos yra? Aš netikiu šitam Netik- istorijom. Tai nelabai galiu tai konkrečiai. viskas gerai, bet tiesiog kokios egzistuoja. Sąmokslo teorijos? Taip. Tūkstančiai yra, bet čia kiekvieno žmogaus asmeninės nuomonės. Gerai, ačiū Jums labai, kad Prašau. sutikot. Gražios dienos. We are conducting an investigation of how people see conspiracy theories, and maybe you can see it in your own words. What it is. I guess just alternative way of thinking, and some are more like some can be proven wrong and some cannot, but yeah, they're just not like usual way of thinking about some stuff. Yeah. Okay, yeah. Yes, thank you. And maybe you know some most popular theories that are around. Like flat Earth, Yeah. and with the vaccines, like the Joe Biden implemented the chip. Yeah. Yeah, I don't know. Okay, thank you very much. Tai štai, paklausime, ką kalba žmonės sutikti gatvėje. Būtų galima palyginti jų apibrėžimą sąmokslo teorijos su Wikipedijos apibrėžimu, o Wikipedijoje rašoma, kad tai yra terminas nusakantis daugelio nelaimingų atsitikimų, blogybių ir gyvenimo blogėjimo, tendencinga aiškinimo slaptų jėgų veikimu, dažniausiai vyriausybių, specialiųjų tarnybų ar slaptų organizacijų. Galima būtų pakalbėti ir apie kitą sąmokslo teorijos apibrėžimą, nes vis dėlto žinom, kad Wikipedija gali rašyti praktiškai bet kas, ar ne? Praeitais metais kaip tik Lietuvoje buvo paroda istorijų namuose, kuri vadinasi Tikėti ar netikėti, sąmokslo teorijos.
Parodos katalogė Alfredas Buiko taip pat apibrėžė sąmokslo teoriją ir jisai apibrėžė taip. Tai naratyvai apie sąmokslus. Tai yra apie slapta veikiančias bent 2 asmenų grupės, kurių nariai siekia savo naudingų tikslų kitų asmenų sąskaitą. Tai man tiesą sakant, šitas apibrėžimas yra artimesnis, bet pakalbėkime apie pačią parodą, kas ten joje buvo, kokią žinutę jinai pati skleidė, tai kokios buvo jūsų įžvalgos, kokias mintis išsinešėt, nes mes aplankėm tą parodą, kuri jau praėjo, bet vis tiek. Man kas, ne tai kad juokinga, gal įdomu pasirodė ten, kad parodos naratyvas sudarytas iš tos pusės kaip iš visažinio, jie žino, kas yra teisinga ir tu eini ir tau duoda atsakymus. Tu eini, čia yra tas konspiracija, nepalieka erdvės kažkokiem klausimam, apie kuriuos nėra tikslių atsakymų. Ten kažką gali gal atsakyti, kažką yra labai diskutuotini dalykai, bet parodos sudarytojai tai pateikia taip, kad, yra tik tai juoda arba balta, yra arba konspiracininkai, kurie yra neteisūs, arba yra ta teisingoji pusė ir čia visiems, aišku, ir čia jokių klausimų negali net kelti. Tai man tas biškai buvo gal toks kažkaip keistas, nes ten taip jauties, kad tau tiesiog ne tai, kad ne tas konspiracijas pristatytų, bet tau ir pasako, ką galvoti. Taip. Ja, tai buvo toks atspalvis tos parodos. Parodos pavadinimas tikėti ar netikėti? Tai atsakymas buvo. Netikėti nieko. Nieko ir ten viskas parodyta, kuo jų netikėti. Mes atsimenu, ten buvo kažkokia lentelė, kur reikia įrašyti atsakymus. Ir mes, man atrodo, neteisingai sudėliojom ir ten labai greitai nutrynė kažkas tos atsakymus. Jo. Dar kas buvo man keista toj parodoj, kad, pavyzdžiui, irgi buvo viena iš konspiracijų, tai įvardinta kaip COVID pandemija ir ten buvo realiai paimti iš Facebooko Lietuvos personažai ir su pavardėm įdėti. Buvo Puidokas, tikrai gerai atsimenu. Ir jo, ką jisai rašė Facebooką, ten irgi buvo jau į parodą įdėti. Čia Lietuvos nacionalinis muziejus. Tai va. Liūdna tas, kad visuose prierašuose prie kiekvienos tos konspiracijų teorijos, sąmokslo teorijos, tuose prierašuose buvo aiškis ta žinutė siunčiama, kad tai yra nepagrįsta, kad oficialioji nuomonė yra ne tokia, kad jūs turite tikėti oficialią nuomonę. Jeigu manot kitaip, jūs esat, žodžiu, kvaili, atsilikę, neteisūs. Tokia etiketė iš karto uždėta. Čia, kadangi to jubiliejaus proga, manau, labai sveika pakalbėti apie COVID, kas ten buvo prieš metus konspiracijos teorija. Man atrodo, dabar per šios metus jau ten labai daug išlindo faktų, kad jau viskas, kas buvo konspiracija, jau nebėra konspiracijos teorija. Jau net ir tada, kai buvo ta paroda, jau dalis buvo jau išaiškinto, dabar vis dėlto praėjo 5 metai. Mes kalbam, iš tiesų, 5 metai nuo pat pradžios pandemijos ir, dabar jau išrinkus Trumpą, tai pasakykime, bet čia ne vien dėl to, bet tiesiog viskas tikrai išaiškėjo. Tai gal ir pakalbėkim, kokios tos konspiracijos buvo ir kurios jau yra išaiškintos. Kad net per patį COVID, tarkim, buvo, atsimenu, gal čia buvo COVID pradžia, kai sakė, kad jūs dabar norit mus skiepyti, čia tie, kas priešina skiepam, jūs norit mus skiepyti, po to norėsit mūsų vaikus skiepyti. Ne, mes vaikų neskiepysim, nes vaikai perserga lengvai ir nėra reikalo jas skiepyti. Po 1,5 metų jau skiepijo vaikus ir skiepijo nėščias moteris. Tai tos, kas buvo konspiracijos teorija, per 1,5 metų apsivertė visiškai ne į konspiracijos teoriją, o realiai žmonės buvo teisūs abejodami tuo, kas vyksta. Galimybių pasas irgi buvo ilgą laiką konspiracijų teorija. Galimybių pasas. Galimybių pasas. Kas sakė, kad padarys būtinai tą pasą, kad, ten rašinėjo, kas čia nesąmonės jūs sakot. Jo, jūs po to padarė. Man tai apskritai visas tas laikotarpis, kai aš prisimenu, tai ten keitėsi ant dienų tos sąmokslo teorijos. Vieną savaitę sako, kad
jūs pasiskiepysit, jūs iš viso nesusirgsit. Būsit neužkrečiami. Praeina savaitė, jau viskas, atsiranda keletą žmonių, kurie ten pasiskiepė, atėjo gandas, kad irgi susirgo. Pasklinda tarp žmonių ta informacija, viskas keičia naratyvą. Dabar jau pasiskiepijus galima susirgti, bet jūs sirgsit labai lengvai, nieko nepajusit. Nemirsit. Gerai, praeina dar kažkiek laiko, atsiranda žmonių, vėl pasklinda gandas, kad va pasiskiepijo, sunkiai susirgo, net nuėjo iki reanimacijos. Vėl pasklinda tarp žmonių, kad tai nėra tiesa, kad kartais nutinka ir taip. Vėl keičiasi naratyvas. Jūs nemirsit, jeigu pasiskiepysit. Tai tas keitėsi absoliučiai mėnesiai, savaitėm ir iš vienos konspiracijos, kad jūs čia nesusirgsit, nenumirsit. Jeigu sakai, kad taip nėra, tai tu esi sąmokslininkas. Tai viskas labai greit keitėsi. Aš čia dabar prieš laidą žiūrėjau Wikipedijoje, kas yra konspiracijos teorijos ir kokios, toj pačioj Wikipedijai. Tai COVID'as vis dar yra konspiracijos teorija. Tai manau, daugam ir atrodo vis dar kaip konspiracijos teorija, nors jau labai daug visokių tyrimų ir išaiškinimų yra, kad taip ir buvo, kaip žmonės įtarė, kad virusas buvo sukurtas ir ten visa kita, tada tie keisti viršūnių susitikimai prieš pat pandemijas pasimuliuoti šitą. Kaip vadinosi tas, aš užmiršau? Event 201. 201, kurie simuliavo pandemiją kelis mėnesius iki pandemijos. Rugsėjį simuliavo, spalį ar lapkritį buvo pirmas užsikrėtimas Kinijoje, po to tik kovo buvo jau pandemija. Tai buvo irgi tų tokių, tai ką žmonės sakydavo, ką laikė konspiracija, tai kad vakcina iš tikrųjų sukurta praktiškai vienu laiku su virusu, kas šiaip pagal idėją negalėtų tai būti, turėtum tik tai ištyręs virusą tada kurti vakciną, bet pavyzdžiui, buvo ta išleista dabar knyga Žaisti Dievą, tai ten yra datomis sudėta, kad kai buvo paskelbta žiniasklaidoje, kaip atrodo formulė to viruso, ne laboratorijai sukurto iš tikrųjų, tai ten sekė maždaug mėnuo, Moderna pristato savo vakciną, jau tipo viską ištyrė, pasakė, kad jie tyrimus padarė, tik tai po to, čia kai pradėjo 22 maždaug visus tikrinti, paaiškėjo, kad jie iš tikrųjų neturėjo tų testavimo, ta Pfizer irgi per 2 dienas išrado vakcinos formulę, tokie ką tu pristatai visuomenį, tai akivaizdu, kad nesilinkęs tikėti tuo, kad ir pas mane jau ten formulė ir aš jau ją leidžiu buteliukais visiems, tarsi net neišbandęs, ar tikrai ten veikia, ar yra tų šalutinių poveikių. Tada, kai pradėjo visi registruoti šalutinius poveikius, jie paaiškėjo, kad netyrė tų savo tyriamųjų grupių šalutinių poveikių ir tą pradėjo tik tai registruoti nuo 22 metų, o taip negali būti, jie turėjo tą daryti prieš tai. Tai tokių visokių dalykų. Ir irgi toje knygoje pristatyti irgi, ką mes tuo visi metu sakėme ir tada visus išdurnino, kad jūs durni čia, ko čia netikit, tai pat to paaiškė, kad taip ir buvo, kad tu pats supranti, kad pirmą turi ištestuoti, tada tik tai kitiems duoti. Tas pats ten jo ir su vaikais buvo, kad dabar jau yra aiškiai nustatyta, kad daugiausiai šalutinių poveikių kaip mirtis ištiko tą jauną amžiaus grupę nuo 18 iki 30, o ne tuos pensininkus, kuriems buvo skirta pasiskiepyti. Šiaip man vien tas, kad dalykai apie COVID'ą, labai daug klausimų buvo. Ten buvo, sprogimas, kur ten galėjai labai daug klausimų tuo metu iškelti tokių, kur nebuvo atsakymų. Dabar pradeda lysti atsakymai. Bet iškart tokius dalykus užvadina konspiracijos teorija ir vien dėl to, kad užvadina konspiracijos teorija, žmonėm kaip nukirsta būna, kad negali tikėti. Jeigu čia kažkas užvadino ten per televizorių, pasakė, kad ten konspiracijos teorija, tau jau kaip ir užkerta kelią domėtis ir viskas, kas bus priešingai, jau atrodys, kad jau konspiracijos teorija. Tai vien tas užvadinimas kažko konspiracijos teorija, realiai žmonės atbaido, labai paprastai.
Ir tas visas požiūris į konspiracijos teorijas, ne į dalykus, kurios ten, tarkim, nėra duomenų kažkokių atsakymų, galėtum svarstyti, bet vien tik pavadinus, tai tiesiog labai greitai atbaido ir čia toks man kaip ir manipuliavimas žmonių mąstymų gaunasi. Tada tu realiai gauni tokią žmonių grupę, kuri absoliučiai tiki valdžia, tiki įmonėmis. Tada jiems neegzistuoja turbūt korupcija arba verslo sandėriai. Tokių nėra, ta prasme. Neegzistuoja viskas. Teisinga, teisėta, mūsų naudai viskas daroma, ne finansinė kažkieno kito nauda. Ta prasme, tu tavanas turi taip tikėti. Jeigu tada iš karto ten konspiracija, tai čia šūdas. Aš domėjaus, kokios tos konspiracijos teorijos, kurios išsipildė, nes tokių yra. Šiaip jau iš praeities. Tai viena tokių lengviausiai suprantamų, nes ten yra tokių daug ir politinių, kurios ten buvo apšauktos konspiracijom anksčiau ir po to tiesiog išlindo kažkokie failai. Bet iš tokių labiausiai apčiuopiamų yra, tarkim, rūkymas. Kai prasidėjo tas visas rūkymo vajus, tai čia turbūt buvo 20 amžiaus pirmoj pusėj, ta visa cigarečių pramonė, jinai slėpė šalutinius poveikius cigarečių, ten rodydavo, kad gali visi rūkyti ten ir turbūt nėščiosios galėjo ir ten moteris vyrai ir nieko nebus. Tai čia buvo tokia konspiracijos teorija, kuri labai dabar gerai žinom, kad yra išlindus į viešumą, bet prieš kažkiek tiek metų čia buvo konspiracijos teorija, visi rūkė ir tikrai niekas negalvoja, kad čia gali kažkas blogai pasisukti. Bet dar grįžtant šiek tiek, kai turėjai minty, kad konspiracijos teorijų tą terminą uždeda, kad tu negali tikėti, bet toks jų ir buvo tikslas ir tas buvo aišku. Gal dabar iš viso yra paaiškėję ir vienas irgi iš tokių pavyzdžių, tai yra apie būtent viruso kilmę, nes nuo pat pradžių pasklido ta teorija irgi, ateina, paviešina netyčia kažkokius duomenis, kažkas kažką sužino ir pasklido tą informaciją, kad virusas yra iš laboratorijos ir kas buvo tuo metu padaryta, tai buvo pasirašyta mokslininkų ir berods publikuota kažkokiam tais, dabar nenoriu sakyti, ar tikrai tam, nes galiu ir suklyst, žurnale ir buvo būtent ta žinutė, kad viskas, mokslininkai pasirašė, kad šitas yra natūralios kilmės virusas ir jūs, kiti mokslininkai, netirkit. Jeigu tirsit, bus blogai. Čia dabar yra sąmokslo teorija, tai čia irgi buvo toks vienas iš tų pavyzdžių. Bet tada prisimink, kaip buvo irgi, turbūt daugelį šalių, nes Lietuvoje buvo tas, kad daugiausiai į eterį arba tuose tabloiduose kalbėti ir reikšti nuomonę, dažniausiai buvo kviečiami ne virusologai, tie, kurie šiaip per mikroskopą net nematė struktūros, o šiaip jeigu tu ten studijavai ne mediciną, kokį nors virusų kursą, tai žinai, kad nėra tobulos formos viruso molekulės, o tos ten yra laboratorinės labai tobulos struktūros. Tai, tu gal Anastasija irgi praėjai kokį? Mums dėja to labai neaiškino, kažką pati skaičiau, nes apie virusus ten mažai kažkaip kalbėjau iš viso, apie bakterijas daugiau. Tai dėja apie virusus net to nepasako, tai skaičiau. O teko jums kada nors būti apšauktiems sąmokslo teoretikams? Oi, ne kartą. Už ką? Ne kartą. Man iš tikrųjų juokingiausia, tai buvo prieš porą metų, kai čia jau pandemija jau buvo pasibaigusi, jau kartais aš ir pandemijos metu ir anksčiau kartais pareikšdavau savo nuomonę tiek universitete, tiek kartais internete, aišku korektiškai, bet buvo susirašinėjau Tinderyje su viena mergina ir jinai parašė tokį žinutę, kad iš patikimų šaltinių sužinau, kad tu esi lyčių lygybės priešininkas bei konspiracijos teorijų šalininkas, todėl aš nutrauksiu. Bet aš tiesiog parašiau,
kad labai malonu, kad aš esu toks... Žinomas. Konspirologas, ne? Lyčių, kaip lyčių lygybės priešininkas? Na taip. Aš šiaip ką labai mėgstu daryti, tai kartais kvestionuoti tas atrodo sunkiai pajudinamas normas mūsų visuomenėje. Tai ką aš norėjau paminėti, tai COVID'as visą šitą išryškina ir kad tarsi įsitikinimas, kad COVID'as yra labai pavojinga liga, tai visą tą laikotarpį buvo stengiamasi tvirtinti šitą įsitikinimą mūsų visuomenėje, kad niekas to nekvestionuotų. Taipogi visokiamis priemonėmis siekiama, kad niekas nekvestionuotų demokratijos. Nors manau visi mes suprantame, kad galbūt gali būti ir geresnių valdymo formų, galbūt demokratija nėra mums tinkamiausia, bet vis tiek bandoma va, tą įsitikinimą laikyti, kad demokratija čia yra vos ne šventa. O tu galvoji, kad yra tiesiog neišrastų dar valdymo formų, ar egzistuojančių yra geresnių? Iš tikrųjų priklauso nuo visuomenės. Dažniausiai, ypatingai jeigu kalbame apie demokratiją, jinai tinkamai gali veikti tik tam tikromis sąlygomis, kuomet valstybės piliečiai yra tikrai įsitraukę į valstybės valdymą, jaučiasi savo šalies šeimininkais, bet situacija Lietuvoje yra priešinga. Mes matom per pastarosius rinkimus, kad ten Vilija Blinkevičiūtė sugeba apgaudinėti šitai. Ir jie negali kontroliuoti savo atstovų išrinktų. Šiaip demokratija yra apskritai mūsų sąraše kaip atskira tema, tai čia daug ką galima išsiplėsti ir išdiskutuoti. Bet jeigu grįžtant prie sąmokslo teorijų, tai galbūt man, pavyzdžiui, irgi galim pastebėti, kad labai žmonėm įstrigo plokščiažemių kaip sąmokslo teorijos. Bet man, pavyzdžiui, asmeniškai, gerai, netikiu aš tą teoriją taip, bet man pats termino pritaikymas kelia klausimų. Nes sąmokslo teorija yra susieta su sąmokslu, kad kažkas kažką daro dėl kažkokiais ten tikslais savo naudą ar kažko slapta, ten susitarė dėl kažkokios naudos, taip. O kur čia yra įžvelgiamas kažkoks sąmokslas? Kažkam yra naudinga? Naudinga kažkam yra, kad plokščiažemiai yra. Kiek aš domėjaus tų plokščiažemininkų teorijom, buvo labai įdomu, tarp kitko, pažiūrėti, ką jie mąsto, kad, man atrodo, viena iš dalių tos plokščios žemės, kad tas žemynas, kiek mes jį žinom, jisai nėra baigtinis, kad jisai yra didesnis. Ir man atrodo, aš svarbu, ar net ne nacių laikais ten buvo kažkokios ekspedicijos, kur jie ieškojo kažkokių žemių, kurios realiai mūsų žemėlapį neegzistuoja. Tai manau, vienas iš tų jų taškų yra, kad ne viskas čia yra, mums yra tik dalelė žemės rodoma. Čia vienas iš jų taškų, čia nežinau, kaip įrodyta, aš neįsivaizduoju, bet čia vienas, man atrodo, iš jų tų taškų, tai čia kaip ir gaunas nuslėpimas gal kažko tokio. Ten yra susiję labai daug su ledynais, kad už ledynų kažkas egzistuoja, bet kažkas to, aš labai giliai nežinau, bet nuslėpta. Labai šiaip įdomus jų teorijos, aš esu žiūrėjus kelis video, kaip jie matuoja žemės linkį ten su lazeriais galingais ir ten jie įsijautė, ten neranda to linkio, šiaip labai entuziastingi, įdomu žmonės. Bet tai tas neatrastų vietovių ieškojimas, tai čia toks savotiškas Twin Peaks'as, kur ieško Black Lodge'o, bet galiausiai rado. Black Lodge'as, kuris ten buvo už tų užuolaidų, kur buvo, ar ne? Taip. Ten, kur tas buvo nufilmuotas atvirkščiai, ne ten, kur labai keistai šnekėjosi.
Taip. Jo. Irgi dar prie tos temos sąmokslo teorijų termino naudojimo. Nežinau, man atrodo ir skrydis į Mėnulį, nežinau, galima galbūt laikyti irgi sąmokslu, kad yra nuslėpta, kad tai yra. Jeigu mes sakom, kad tai yra nufilmuota. Aš manau, kad jau dėl Mėnulio, tai ten 50 ant 50 žmonių tik tiki tuo nusileidimu. Nes, kodėl daugiau niekad nenuskrido? Kodėl? Kodėl Anastasija nieks į Mėnulį neskraido? Kodėl? Man atrodo, kad aš tikrai sutinku, kad šita teorija mažiausiai žmonės kaip čia nuneigia, labiau tiki šitą teoriją, nes aš, pavyzdžiui, netgi, žiūrėjau tą iš tos, kaip sakant, net nežinau, kaip čia įvardinti. Filmuotos Holivude medžiagos. Žiūrėjau iš populiariosios tos mūsų medijos Lietuvos, tai Mantas Katleris turi savo laidą, paskutinę vakarienę, jisai buvo pasikvietęs Marijoną Mikutavičių, tai šiaip Mantas Katleris čia jau yra, kaip čia mūsų Lietuvos vis tiek jau, čia komikas, visa kita. Tai jisai ten labai mėgsta pasidomėti visą visatą, jam čia yra jo arkliukas domėjimuose, tai jisai jau netiki, kad mes skridom į Mėnulį. Jeigu jau Katleris netiki, tai turėtų ir jaunimas visas netikėti, nes jaunimas Katlerį žiūri ir Marijonas Mikutavičius irgi netiki, kad mes skridom į Mėnulį. Ir man atrodo, tikrai yra pakankamai įrodymų ir mes jau kažkaip šiais laikais gyvename prie tokių technologijų, pažiūrėję į tuos video, kurie buvo filmuojami, dar pajungdami logiką, tikrai suprantam, kad nebuvom mes tam Mėnulį. Nes irgi yra toks juokelis, kodėl Amerika pirma nuskrido į Mėnulį, o ne Rusija, nes Amerika turėjo Holivudą. Tai čia vienas iš tų bairių. Ten dar aš kažkada esu mačius filmuotą medžiagą iš to Mėnulio. Ir ten būtinai dar kažkur fone ateivių lėkštė ten praskrenda. Kad dar daugiau klausimų būtų ta tema. Bet žmonės labai nekelia šitą Mėnulio klausimą labai aktyviai dėl to, kad bent jau aš manau, eiliniam žmogui nėra labai skirtumo, ar žmogus apskritai yra buvęs Mėnulyje ar ne. Čia galbūt, žinai, kas nebent gali daryti, kad NASA tuo grindė $1 milijardų. Supranti, kas čia buvo šaltojo karo labai didelis dalykas. Tuo metu tai ten buvo ohoho koks dalykas. Dabar, aišku, mums jau neįdomu, bet šiaip tuo metu tai čia buvo kažkas labai labai tokio. Bet aš atsimenu mokyklą, čia yra vienas iš tų datų, kada tu turi mokėti, kada mes įskridom į Mėnulį. Tai vadinasi, tai nėra toks jau tipo nesvarbus dalykas vis tiek. Nes tada išimkim iš vadovėlių istorijos, kad mes skridom į Mėnulį, jeigu mes pripažįstam, kad mes neskridom į Mėnulį. Sakykim, dabar vieną dieną tarsi išaiškėjo, kad vis dėlto žmogus nebuvo Mėnulyje. Kas nuo to labai pasikeistų. Žmonės suprastų, kad jiem kažkas meluoja. Tiesiog suvokimas turėtų. Dėl to suvokimo, bet pasiekmes nebūtų tokios kaip su COVID, nes COVIDas vis tiek tiesiogiai lietė kiekvieną gyvenimą. Atrodo, dėl galimų valdžios melagienų mes negalėjom eiti ten, kur norim, turėjom dėvėti kaukes ir taip toliau. Dėl Mėnulio klausimas nėra toks jautrus, kad žmonės jį dažnai iškeltų. Tai Vainiau, bet tu pažiūrėk iš tos pusės, per COVIDą, pavyzdžiui, išryškėjo labai tokie nesąžiningi dalykai ir aš asmeniškai nuo to taško labai pakeičiau savo požiūrį šiaip į visus dalykus, kur sako, kad čia neginčiajami ir jie kažkokios yra ten konspiracijos. Būtent per COVIDą, kai tu labai akivaizdžiai pamatei, ant kiek yra manipuliuojama tuo, kur matai, kad akivaizdžiai yra netiesa, o tau sako, kad čia yra tiesa. Tai vien tas faktas, kad tau atveria tą tokį platesnį matymą, tai vien tai yra labai vertinga žinot, kas yra tiesa ir kas netiesa. Bet atvėrė
matymą vien dėl to, kad tai tiesiogiai pakeitė, tai darė tiesioginį įtaką mūsų gyvenimams. Bet pakeitė į mąstymą. Nes ir aš, nu taip, bet visgi tas faktorius, kad įtakojo mūsų gyvenimus tas dalykas, tai ir paskatino domėtis, nes ir man tuo metu buvo pikta, kodėl aš turėčiau sėdėti namie dėl ligos, kuri man yra nepavojinga. Jinai buvo man nepavojinga ir dabar yra man nepavojinga. Bet ar nepasikeitė, pavyzdžiui, dalykas į tai, kas tau sako, yra netiesa, nekirba tas toks, tau per tą patį teliką, kur per COVID aiškino, kad kur tu akivaizdžiai matai, kad ten ne taip yra, kaip sako. Ir tau apie kitus dalykus aiškina, kad yra taip ir ne kitaip, nekirba viduj toks, o gal kitaip yra, negu kaip sako per teliką. Ne apie COVID aš ne. Bent jau man asmeniškai tai tas prasidėjo jau iki COVID. 15-16 metų, kad pavyzdžiui, jeigu aš vaikystėje kokį TV3 žiūrėdavau su malonumu, tai man paauglystėje maždaug ten rodo nesąmonės ir tiesiog paistalai. Žinot, dar aš pagalvojau iš Lietuvos konteksto, kur tokia sąmokslo teorija labai ryškiai yra, tai kai buvo su to visa Kedžiaus istorija. Per teliką irgi ten visai kitaip piešia, negu šiaip žmonės ten realiai matė, kas vyksta. Su kieno? Kedžiaus. Su mergaitės to pagrobimu. Tas pedofilijos istorija. Pedofilijos istorija, jo. Aš ją, nežymiai, bet prisimenu, kad visi šitie dalykai buvo, ten tas mergaitės paėmimas. Atrodo, aš dar gan nedidelis buvau, bet vis tiek prisimenu. Jo, ir aš tada labai ryškiai atsimenu, kad televizijoje ten vienoj po kitos labai staigiai naratyvas pasikeitė. Iš pradžių dar nesuprato, ką rodyti reikia. Visi sakė, kas čia vyksta, čia pedofilijos kažkas. Ir tada vienas po kito ten per tą pačią dieną, per kelias dienas visi apsivertė, kad tai ne čia, išvirkščiai, kad čia buvo. Tai va, čia toks irgi, manau, gan prie konspiracijos visų teorijų tinka šitas dalykas, kur, manau, dalis žmonių tiki tuo, kas ten, kad kaip yra tas oficialus naratyvas, bet manau, kad labai daugam buvo aišku, kad ten tiesiog kažkas labai po kilimu pastumta buvo. Taip, kalbant apie žiniasklaidą, kažkiek atrodo ir keista iš savo tokios subjektyvios pozicijos, kad kai kurie žmonės nemato, kaip žiniasklaida meluoja ir atrodo kartais nesupranta. Bet jau taip atrodo dabar jau visi USAID išviešinti dalykai, kiek yra sumokėta žiniasklaidai, kiek yra mokama, kad jie kalbėtų tą, ką reikia, tiek ir Baideno laptopo istorija, kuomet politikos žurnalų vien buvo 8 milijonai sumokėta, kad šitą istoriją viešintų kaip Rusijos propaganda, kaip netiesa. Tai, atrodo, jau taip turėtų, jau daryti žmonėm, bet iš tiesų tai atrodo, gerai, aš tai domėjausi, kaip USAID, ką ten rėmė, kur ten tie pinigai, bet per žinias tai žmonėm to nerodė. Ir žmonės nežino, pavyzdžiui, kad tas USAID, kiek jisai pinigų, milijardų, milijonų tiesiog išleidžia būtent propagandai. Tu ką žinai, jeigu tu papildomai domiesi ir žiūri kažkur, specialiai ieškai informacijos, ieškai kažkur ne tos lengvai sukramtytos ir tau paduotos, bet tu kai daugiau domies, tu taip daugiau ir iškas. Jeigu tu nesidomi, tu tiesiog matai tą vieną naratyvą. Būkim biedni, bet teisingi, tokių žmonių labai nemažai yra dar. Taip, nes tiesiog vis tiek domiuosi, žiūriu, ką ir žmonėm per žinias rodo ir kokia yra kita ta pusė. Tai jo, per žinias sakė tik tais, kad čia Trumpas su Musku apkarpė žodžių visas institucijas ir kokie žmonės nelaimingi, kaip jie skundžiasi prarasdami darbus. Bet kad, pavyzdžiui, būtent tas USAID-as, ten visi šitie dalykai
nieko nesako. Nieko apie žmonėmis. Yra neparanku pačiai žiniasklaidai atskleisti, kad jai moka ten, pavyzdžiui, Amerikoje kokia. Abejo. Man atrodo, jie kaip formuoja pas mus per žinias tą nuomonę, kad būtent humanitarinę pagalbą atseit nukirpo. Ir šitas vieną pasako, kad ten dar kažką finansavo, tai nepasakysim. Bet šiaip pagalvojus apie tos žmonės, kurie jiems gali pateikti su popieriais viską ir apie visas tas COVID aferas viską ir apie tai, kad dažniausiai daugelis judėjimų būna maitinami pinigais, o ne idėjai ir ten kažkokia moralė. Tai, tarpsme, jie tave išdės į šuns dienas, nes kas nori būti išdurnintas, pavyzdžiui, ir kas dar pripažins, kad aš durnas, patikėjau. Ir tas, jeigu visą laiką tikėjai, tai čia tavo gyvenimo pagrindas, ir jisai ten kaip smėlis toks išsiplauna, tai ir pripažinsi, kad namas griūna. Tu tiek akių Facebook'e draskėjai ir dabar pripažinsi. Aš manau, kad oriau yra pripažinti, kad... Tai tada kas galvoja apie orumą? Nes visi mes klydam kartais. Manau, visi čia esantis prieš kokį 10 metų turėjom ties tam tikrais dalykais visiškai priešingą požiūrį, kuris vėliau pagristai gal pasikeitė. Tai ir tas pripažinti, kad tu suklydai, taigi yra stipraus asmenybės bruožas, kad tu gali pripažinti, kad arba kai vaikas pasakysi, ne, aš teisus nuo pradžios iki galo, nors tik ne. Yra labai geras tas, nežinau, terminas čia yra iš pasakos paimta, karalius nuogas. Čia, kur karaliaus buvo tie drabužiai ir ten atsirado toks gudrus žmogelis, kuris... Dizaineris, kuris pasakė, kad jisai naujos mados jam pristatys. Pas jūs ten tokius plonus, kad ten jau ten bus sunku jos apčiupinėti, realiai karalius buvo nuogas ir niekas nesakė jam to. Jam niekas to nesakė. Ir vienas vaikas berods pasakė, kad jo, vaikas pasakė, jo. Tai vaikai nuoširdžiausia. Šiaip man šitą pasaką skaitydavo vaikystėje. Aš ją žinau. Jo, bet irgi norėjau sakyti, kad būtent, man asmeniškai irgi buvo tas toksai lūžis, kaip ir tu sakai, pamatei, kažkokie kilo klausimai. Pradedi klausti, nėra atsakymų, tada pradedi matyti, kad jie meluoja. Ir, vieni žmonės... Nesutampa tiesiog galai. Jo, nesutampa galai. Pradedi klausti, bet vieni žmonės nepripažįsta to. O man kažkaip buvo kaip tik tas toks lūžis, kur, tu pamatėjai, wow, aš paauglystį ten, ta prasme, aišku, pas mane buvo tas laikotarpis, kai vyko tas lūžis iškart po paauglystės. Bet, paauglystį dar buvo tas laikas, kai taip, tu tiesiog... Viskas yra tai, kas yra taip. Tai, kas madinga. O, įvyksta tas lūžis ir kažkaip pripažįsti. Bet žinot, kada pirmas lūžis įvyko, tada, kada pirmą kartą Trumpą išrinko. Tada pasimatė tos visas priešpriešos ir taip toliau. Aišku, Lietuvos žiniasklaida ir tai ten, tikrai naglai ten tam tikras naujienas kišo, bet, aišku, COVID'as buvo būtent tas laikotarpis, kai ten peržengė ribas. O aš matai, tuo metu, kai jį pirmą kartą išrinko, aš labai mažai domėdavaus dalykais ir taip irgi apčiopom, tai kur ką girdėjau, tai aš galvodavau, kad jis labai kvailas tas Trumpas. Nes realiai per Lietuvos žiniasklaidą ir dabar taip patį piešė. Ir aš galvodavau ten, galvodavau, tie amerikiečiai visai nupušė, tokie išsirinko, bet Amerika, Amerika, ko norėti. Ir tada tu suaugai. Tada, jo. Įvyko lūžis. Pabudimas. Pabudimas, ne. Bet nemašykit su vauku. Išnerimas iš po vandens. Anastasija, tau buvo lūžis. Ar tu visą laiką žinojai, kad čia nesąmonė? Šiaip, man tiesiog nuo vaikystės visą atsako, kad politika daug meluoja. Tai tiesiog, aš mažai jais tikėjau visat ir kažkaip... Jo, bet taip, tiesiog nesigilinau jų ten visus dalykus ir tai tiesiog nesigilinau. O kai pradėjo ten jau vakcinas, sakyti, kad ten kažkas jau pradėjo, reikia pasiskiepyti prieš egzaminą laikymą, ten prieš mokyklai dar buvau,
ten, man atrodo, 19 metais, tai dar pandemija, ten karantinų dar nebuvo, bet, tokio rimto. Bet, vat jau pradėjau sakyti, kad jeigu nesivakcinuoti, tai, neįleis laikyti egzamino. Sesė iškart sako, kad čia nesąmonė, jūs niekur aš neišleisiu. Jo, tai mokytoja ten dar prašė parašyti bendrą čatą, kas iš jūs eisi skiepytis. Tai, blemba, aš parašiau, o ta prasme, čia nėra, taip asmeniniai duomenys, kodėl mes čia turim rašyti. Kažkaip neim ir kažkaip apsivėjau, bet vakcinų. Čia buvo tavo paskutiniai gimnazijos metai, ne? Jo, taip. Čia tokio, aš irgi, iki tol žinojau, kad ten meluoja jie visi, aš net nesidomėjau, neįdomu, nes žinai, kad vis tiek bus netiesa. Tiesiog šitą temą buvo neįdomi, aš O tada per COVID ten pramušė visus kanalus, ten pradėjai tada domėtis. Biškį reikėjo pasidomėti, privertė. Jo, tada jau. Bet aš tai dar pastebiu tokią tendenciją, kad Lietuvoje nemažas susipriešinimas buvo ir finansinės krizės metais. Ir pavyzdžiui, man labai apmaudu stebėti tuos, kurie yra ten didžiuliai Ingridos Šimonytės fanai, dažniausiai. Taip, Kubiliaus. Tai matas, kad jie pradėjo apskritai domėtis politiką nuo kokių 2013 ar 2014 metų ir jie neprisimena to viso krizės valdymo, kai ten ir, pavyzdžiui, mano mama mokytoja buvo, jai ten apkarpė atlyginimą, aš pats stebėdavau, kad ten mano mėgstamų žurnalų kainos pradėjo kilti labai greitai. Žinai, kas labai įdomu, čia konspiracijos teorijas labai tik. Tai buvo apie tą Šimonytės valdymą, apie tos krizinius metus. Aš bandžiau archyvose susirasti straipsnių, nes gali interneto archyvus nueiti. Yra specialus puslapis ir įeini į archyvus, kas tuo metu puslapį buvo, tarkim. Ten yra koks nors, nežinau, El Ryto puslapis ir ką jie tą dieną išleido. Tu gali įeiti ir ten pasižiūrėti. Ir man atrodo, gal ir LRT, kur, dabar tiksliai nepasakysiu, kur žiūrėjau, išimta visų tų metų straipsniai. Būtent to laikotarpio skylė yra interneto archyvų. Ir man buvo labai keista. Ir ten tos medžiagos apie Šimonytę, apie tos visus krizinius metus aš negalėjau rasti tos archyvuose, nors yra medžiagos ir prieš, ir po. Tai labai prie konspiracijų tinka. Į tą temą. Tai vėlgi tas naujienų išėmimas gali būti viena, bet svarbiausia visada, nuvertinant tam tikrą valdymo laikotarpį, tai teisės aktų tame archyve galima susirasti ten tos visus sprendimus padarytus. Tai aišku, dažniausiai žmonėm tuo metu iškliuvo ten atlyginimų apkarpimai ir taip toliau, o bene labiausiai tai PVM padidinimas, kad labai daug mano giminaičių sako, kad kai padidino iki 21, tai buvo sakoma, kad laikinai čia, kad po pusmečio vėl bus 19, bet kaip matom 21% tas tarifas yra iki šiol. Šiaip, realiai, dabar kaip pagalvoti, tu viską gali po konspiracijos teorijai. Taip, jeigu tik tai tavo tas versija prieštarauja pagrindiniai ir dar jinai šitą kritikuoja realiai, tipo viską. Tada jau viskas. Jeigu aš esu kažkoks nesąžiningas valdininkas ir man kažkas yra nepatogu, aš galiu tiesiog pasakyti, kad čia yra sąmokslo teorija ir tada žmonėm, čia sąmokslas, nebus. Ir tikėk, aš pasakiau tikėk. Jo, čia sąmokslo teorija ir čia nesigilinti. Naujausias tikėjimas, kad reikia drastiškai didinti išlaidas gynybai, bet žmonės dažniausiai nesusimąsto, iš kur tas pinigus paimti. Padidins PVM, bus 23%, 24%. Po to visi tie patys, kurie
kurie pasisakė ten už 5 procentus BVP gynybai, po to verks. To verks, kad verslai žlunga ir nesupras, kam yra replės. Na taip. Jo. Tai iš tų tokių, šiaip čia dabar minties šuolis, bet iš konspiracijos teorijų, kurios vis dar yra prie konspiracijos teorijų priskirtų, nors man atrodo, čia niekam nėra naujiena, kad mobilieji telefonai klausosi mūsų ir panaudoja tą medžiagą reklamai. Nežinau, aš tikrai esu susidūrus, tu gali apie ką nors pašnekėti ir tada žiūrėsi, kad Facebook'e ar tai reklamą išmeta, ar būtent video apie tai išmeta. Tai čia konspiracijos teorija, niekam garsiai nesakykit, išsiduokit. Facebookas kitas diena. Konspiracijų teorijos. Aktualumus. Realiai mums visiems rytoj išmes konspiracijos teorijų kokį nors video. Galim pakalbėti dar šiek tiek apie konspiracijų apie sąmokslo teorijas, kurios dar yra neįsipildžiusios, kurios dar egzistuoja, kurios eina link išsipildymo arba galbūt kaip tik niekada neišsipildys, kurios yra galbūt iš viso be jokios logikos. Tai kas jums, pavyzdžiui, kyla į galvą? Viena didžiausia yra Kennedžio nužudymo istorija. Ir dabar, man atrodo, Trumpas žada išviešinti kažkokius dokumentus, tai čia bus aišku. Analogiškai, per radiją girdėjau, kad kažką žada judinti Lietuvoje su KGB sąrašais. Tai čia irgi mūsų lietuviška konspiracijos teorija, kas tie KGBistai, kurie valdžioje sėdi. Pirštais nepatysim, bet, gali būti, kad irgi dokumentai išeis. Kokias, žinai, Anastasija, tu dar konspiracijas ryškiausias. 9-11, žinai? Apie dangoraižius tos dvynius, kur susprogo. Kur susprogdino Amerikoje. Jo, kad čia buvo ne teroristai patys, ten kažkaip konspiracijos valdžia ten surengė visą tą. Jo, kad apkaltint paskui. O čia net yra potėmė viso konspiracijos teorija, kur panaudoja kažkokį terorizmo aktą iššaukti, tiesiog pradėti naują karą kažkokį. Jo, šitas taip. Ir netgi konspiracijų sąmokslo teorijų parodoj tikėti ir netikėti irgi buvo šitas atvejis. Lygtais ir buvo užrašyta dėl 3 to namo griūties, bet oficialiuoji nuomonė yra, kad taip yra ir taip yra. O kaip gali būti toks dalykas kaip oficiali nuomonė? Jo, manęs neklausk, taip yra. Jeigu rodo per televizorių, reiškia, yra oficiali nekeičiama nuomonė. Taip. Nepriklausomai ekspertų nuomonė buvo surinkta. Jo, nepriklausomai ekspertų. Oficiali nuomonė, čia 2 žodžiai, kurie vienas kitam tiesiog prieštarauja. Būtent. Logikos tame būtent. Bet yra tas dalykas, kad yra šitas terminas yra naudojamas. Galbūt oficialus naratyvas. Ne, oficiali pozicija. Tai būtų teisingiau sakyti. Oficialus naratyvas, kur tu negali ginčyti. Nes taip yra tiesa, čia yra faktas ir taškas. Nors taip net nėra. Bet, iš to ir gimsta sąmokslo teorijos, nes yra viena tiesa, o kas netitinka tai tiesai, yra sąmokslo teorija, viskas. Taškas. Netgi yra naudojamas irgi terminas visuomenės nuomonė, arba didžiosios visuomenės nuomonė. Tai didžiosios visuomenės nuomonė, tos pačios lyties asmenų santuokos neturėtų būti vykdomas Lietuvoje, ko nėra, bet irgi dvigubi standartai taikomi tai visuomenės nuomonė. Taip, bet ne visada, kaip čia pasakyti, visuomenės nuomonė net nereiškia visuomenės nuomonės, o tai reiškia irgi žodžių kratinys, kuris atitinka politikų nuomonę. Reikia manau. Visuomenės nuomonė tai lygu
Vilniaus gyventojų dirbančių ofisuose nuomonė. Jo, iš dalies taip. Nu, ta visuomenės nuomonė, aš tai taip ją įsivaizduoju, yra tai, ką tau per televizorių sako. Nebūtinai visuomenė taip galvoja, bet tau tiesiog perša, kad visi taip galvoja ir tu taip galvoji. Nors iš tikrųjų taip nėra. Tai... Nu, taip nėra, taip mes tą suprantam, bet aš manau, kad yra žmonių, kurie to neperpranta tiesiog. Čia kaip ir visokie pašnekesiai ten radio stotyse, mano bendradarbės dažnai M1 leidžia. Tai visa tai, apie ką apskritai tose laidose yra šnekama, labiausiai galima priderinti irgi, kaip ir minėjau, didmiesčio ofisiniams žmonėms, nes visas tos pokalbių temas, tas dažnai sakymas, kad ai va, ten ryto šou, nu tai va, sėki ten pradėjo darbą, gal ne visi žmonės dirba nuo 8 ryto. Nu, vat dažniausiai daroma iš karto prielaida, kad žmonės dirba visi nuo 8 iki 5, važinėja ten į darbus, kamščiai, nors iš tikrųjų tik tam tikra dalis tokį gyvenimą. Tam tikras visuomenės. Bet atrodo, bet klausantis tos radijo stoties, atrodo, kad visi šitaip gyvena. Taip. Tas galioja apskritai visai žiniasklaidai. Žurnalistai einu va į gatves kažko kalbint. Visada kalbina Vilnių. Nuvažiuotų ten į Žemaitiją. Į Rokiškį, Skuodą, kodėl ten... Nes toli nuo Vilniaus. Na tai va. Už kurą nesumoka. Gal, pavyzdžiui, LRT dabar auditas bus, tai gal tas pinigus, kur galėtų kūrui skirti, kitur leidžia. Čia konspiracijos teorija vis dar. Nemanau, kad auditas yra konspiracijos teorija. Ne, konspiracijos teorija, kad jie kažkur kitur pinigus leidžia. Čia yra įtarimas. Taip pasakyčiau. Iš mūsų pusės. Taip. Pagal juos įtarti nėra nieko blogo. Dėl to aš tai neapšaukia sąmokslo teoriją. Aš būtent dėl to būdamas, aš save laikau pakankamai protingu žmogum, tai jeigu aš turiu kokią nors savo nuomonę, bet neturiu pakankamai faktų jai pagrįsti, tai aš tiesiog sakau, kad įtariu, kad taip yra. Bet ar iš tikrųjų taip yra, tai aš netikiu, kad va taip yra. Bet pažiūrėk, tos visos sąmokslo teorijos, jos tokios ir yra, kur tu nei iš vienos pusės negali įrodyti, bet kažkuri viena linija būtinai bus teisinga, o kita linija, pavyzdžiui, bus tikrai neteisinga. Nors ten irgi faktų gali pritrūkti tiek tai pusė. Bet irgi žiniasklaida apšaukdama tam tikrus asmenis sąmokslo teorijų šalininkais ar kitokiom, ar klijuodama kitas etiketės, dažnai išnaudoja tą daugumos žmonių silpnybę, nenoriu sutapatinti su žmonių išsilavinimu, bet dažniausiai tai pasitaiko tarp jų, kad žmonės tiesiog beria savo nuomonę tarsi faktą, bet nebando savo nuomonės pagrįsti faktais, kaip teoriškai yra skatinama universitetuose, apskritai akademinėse bendruomenėse. Tai iš vis tu būsi priskirtas, tarkim, ta plokščios žemės teorija, jinai neišaiškinama, neįrodė. Tu pasakysi kažką, kas kažkam nepatiks, tai tu būsi plokščia žemės iškart.
Jeigu tu kažką, nors tu apie tą plokščią žemę nieko nepasakysi šiaip bendrai, bet tave priskirs prie tos pačios kategorijos kažkur, kur ten yra ta sąmokslo teorija, kur ten niekas dabar neįrodys. Bet to žmogaus, kuris palaiko plokščią žemę, tai reikia paklausti, kokį pagrindą. Ne, aš kalbu apie tai, kad tave prie to priskirs, nors tu visiškai nieko bendro su to neturėsi, jeigu tu... Čia jau sinonimas. Tiesiog tu visus metai... Tame yra esmė, kad tos sąmokslo teorijos viską meta į vieną katilą. Taip, yra ir tų tokių, kurios yra gana pagrįstos, tiesiog nėra oficialiai ten, tarkim, išviešinta, ir netgi oficialiai išviešinus jos lieka sąmokslo teorijom. Ir yra tos, kurios yra tikrai nepagrįstos. Ir būtent toj parodoj buvo vienas, ar tik ne būtent su Kenedžio nužudymu, toj būtent aprašymai ir buvo parašyta, jeigu tu netiki oficialią nuomonę, ten netgi, man atrodo, buvo terminas oficiali. Ir tai yra tie patys žmonės, kurie netiki, kad nuskirdami mėnulį. Buvo toksai palyginimas. Tai jo, visos tos sąmokslo teorijos yra sumetamos į vieną. Nors yra vienos, kurios yra tikrai pagrįstos, kitos, kurios yra visai išgalvotos. Bet jo, ir naudoja šitą terminą, grynai ir dar suplaka ir... Tai jo, tu užsiminė apie tą parodą, tai aš irgi atsimenu, kad ten buvo specialiai taip sukonstruota, kad yra kažkokia teorija, tokia kaip vaikiška, bet tas to Kolorado vabalais, o ne ten ant to pajūrė atsiradęs, kad čia ta sovietų ataka, ne ant to. Tada ir tokia, supriešinį, padėti ant tos pačios lentynos su JFK, ne, su 911, su COVID, tas 5G, dar kokį šūdą įdėdi nesąmonę tenais. Ir tada tu taip nuspalvini viską, kad jeigu šita tokia šu, tai tada visa kita bus toks pats ša. Nes viskas yra konspiracijos teorija. Tavo labai geras pastebėjimas. Toj pačioj salėje, kur buvo kalbėjo apie COVID, buvo įdėta būtinai 5G, ką irgi norėjau paminėti prie neįrodytų sąmokslo teorijų, nes asmeniškai neturiu kažkokių įrodymų, kad galėčiau pagrįsti, kad kažkaip kenkia. Būtent toj pačioj salėje ir dar su klimato kaita. O šalia būtent salėje buvo Kolorado, būtent kai eini, tai eini nuo Kolorado vabalų iki COVID-o. Bet taip yra žaidžiama su žmonių silpnybėmis, apskritai mūsų visuomenė tapo kur kas emocionalesnė negu būdavo anksčiau. Tai vat iš to dažniausiai kyla tokie niuansai, kuomet tam tikros problemos yra suabsoliutinamas arba kartais išpučiamas. Čia kaip buvo ta istorija Kaune, kur ten mergaitę pagrobė ir garažą. Aš suprantu, kad iš pradžių gali būti baisu ten vaikus ten kažkur išleisti be priežiūros, ką iš tikrųjų tėvai dažniausiai bijo. Vat kaip ir vaikai kaip ir tėvai bijo savo vaikus kažkur paleisti, nes galvoja, kad jiems atsitiks dalykas, kur yra labai menka tikimybė, kad jis atsitiktų, nes vaikai Lietuvoje nėra kasdien grobiami čia. Čia tas įvykis, kurį aš paminėjau, čia yra retas Lietuvoje ir dėl to, kad jis retas, jis tą didelį rezonansą visuomenėje iššūkė. Bet čia vienas iš tų pavyzdžių, kaip žmonės kartais išpučia tą problemą. Kartais net specialiai yra paimami įvykiai eskaluoti kažkam, tarkim. Jeigu ten atsitiko kažkas, tai dabar visiems įvesim kokį privalomą stebėjimas, privalomas kameras ar kažką tokio. Ir norėtųsi paminėti dar vieną sąmokslo teoriją, kuri pildosi po truputį, bet dar nėra išsipildžiusi ir nėra aišku, ar jinai išsipildys, ar jiems pavyks ją įgyvendinti ar ne. Tai CBDC, Central Bank Digital Currency. Tai kokius jūs matote tos ženklus, kur einama link to? Tai čia yra tas skaitmeninės valiuta, kuri apimtų visą pasaulį, ar aš teisingai sakau. Visiems bendra skaitmeninė valiuta. Taip.
čia kur tu, man tai tas asocijuojasi su socialiniu kreditu pririštu prie tavo banko. Kinija, kas yra? Jo, kas yra Kinija. Jo, tai man pagrindinė to asociacija, bet jo, čia ekonomikos formos taip šitą bando įgyvendinti. Na ir centrinis bankas, taip pat. Tokia gera tetulytė, kurios vardą dabar nepas... Galimai. Žila trumpais plaukais. Taip, čia. O tas buvo iš Sunakas, man atrodo, tas Britų išrinktas premjeras, jo ten, jis irgi buvo susijęs šeiminiais ryšiais su tom banku kažkaip, kaip buvo atskleista. O ta būtent, ką tu paminėjai, ta moteris, tai jinai buvo prieš tai kažkuo ten labai nusikaltus, reikėtų pasitikrinti, bet internete yra ta informacija ir jinai patapo banko vadovė. Bet apie patį CBDC, kokius jie kaip ir argumentus duoda žmonėms, dėl ko mums jos reikėtų, tai mes nebenaudosim ten, nežinau, grynų pinigų, metalų ten ir panašiai. Čia bus žalia, nors iš tikrųjų elektra tai vis tiek yra naudojama. Tipo bus, kaip visada, einama ant to paprastumo, bus tau lengviau, viskas ant to einama, taip. Visos tos technologijos, kad čia bus tau paprasčiau ir lengviau, bet reikėtų kalbėti apie būtent CBDC tą galimą žalą, kokias grėsmes turi CBDC. Tai tokia kaip sąmokslo teorija yra, kad jeigu tu kažkuom, nes kažkas valdo šitą visą dalyką, jeigu nėra grynų pinigų, tu kažkuo neįtiksi ir tada užšaldo tavo pinigus ir tu nėra grynų pinigų, kaip tu valgyt nusipirksi, nenuspirksi. Taip. Čia sąmokslo teorija. Taip. Tai ir be skaitmeninių valiutų yra, ir dabartinių pavydalų, daug tų grėsmių yra, kad žmonės kartais nesupranta, kuo skiriasi grynieji pinigai ir negrynieji pinigai. Tai kad grynieji pinigai, ten tarkim, turiu aš su savim 10 eurų banknotą, tai yra mano pinigai. O tie pinigai, kurie yra mano banko sąskaitai, banko kortelė, tai jie nėra mano pinigai, tai yra banko pinigai, į kuriuos aš turiu pirmenybę. Bet irgi bankas gali įvesti visokių ten taisyklių, kaip išgryninimo ribojimai. Čia aišku, kodėl pirma priežastis iš dalies suprantama, kodėl yra tie išgryninimo ribojimai, dėl to, kad daugelis tų pačių didžiausių finansinių krizių buvo kilusios dėl to, kad bankrutavo bankai, dėl to, kad buvo kilusi panika tarp gyventojų ir jie skubėjo atsiimti savo indėlius. Nors mes visi žinom, kad bankas yra pinigus išskolinęs, bet koks. Taip, joks bankas neturi pakankamai pinigų staiga vienu metu visiems grąžinti indėlius. Bet ar čia ir neatsiranda tas toks nesąmoningas dalykas? Ar mes esam dabar dėl to kalti, mes uždirbam tos pinigus ir mūsų yra pinigai? Tai čia yra ne mūsų reikalas, kad jie kažkur tos pinigus po to išdalina ir kad jie jų neturi. Teoriškai turi būti pasirinkimas, kad žmogus gali nesinaudoti banko paslaugomis. Bet yra tas kvailas įstatymas Lietuvoje, kuris įpareigoja atlyginimus mokėti į banko sąskaitą. Šitas įstatymas jisai atveria Pandoros skrynią kitiems dalykams, kadangi aišku šitas įstatymas apskritai įvelia gyventojus į negrynų pinigų sistemą, o kitas dalykas tai yra tas, kad kuomet žmonės tarsi privalomai tampa bankų klientais, tada bankai
tada bankai gali įvedinėti tam tikras taisyklės ar didinti įkainius. Piknaudžiauti realiai savo poziciją. Taip, piknaudžiauti savo poziciją, maksimizuoti pelną, nes žino, kad tie žmonės vis tiek, iš esmės jie nepabėgs. Blogiausiu atveju gal perės į kitą banką. Ir jie visi skandinavai. Ir po to vat, kaip yra, bankai fiksuoja rekordinius pelnus žmonių sąskaitą, valstybė įveda tą solidarumo mokestį, o kad susirinktų atgal tą solidarumo mokestį, bankai toliau kelia savo įkainius. Ir aš norėjau pabaigti, ko nepasakiau, kad ar tai duoda pretekstą žmonėms užkelti, tarkim, užvesti apribojimus, kiek tu gali nusimti pinigų, juk tai vis tiek yra mūsų pinigai. Bet tu paminėjai tuos 2 dalykus, kuriuos aš ir norėjau išgirsti dėl CBDC ir dėl bankų. Tai mes einame link to būtent tais 2 įstatymais. Tai pirmas įstatymas, kad apriboti mūsų pinigų išsiėmimai. Tai yra vis mažina ir jeigu žiūrėtumėm Europos visą situaciją, tai kitose šalyse vis yra ir dar mažinama ta suma, kiek tu gali išsiimti grynais. O antras dalykas, taip, tai yra mes visi esam be pasirinkimo suvaryti į bankus, tu privalai gauti algą į banko sąskaitą. Tai yra nepaliktas pasirinkimas ir mes taip palaipsniui, žingsnelis po žingsnelio tarsi einam link tų grynųjų pinigų atsisakymų. Na taip, aš pavyzdžiui, tas dalykas, kad banko kortelės apskritai egzistuoja, tie bankiniai pavedimai, jie iš tikrųjų suteikia patogumą ir aš asmeniškai sutikčiau, kad tokia galimybė turėtų būti, nes įsivaizduokit stambus verslai, kaip palengvina jiems tą gyvenimą, kai ten gali per kelias minutės atlikti mokėjimus ten kokių 50 skirtingų tiekėjų. Čia dėl to nekvestionuojama, bet grynieji pinigai jie turi likti. Bet irgi yra dar tokių niuansų, kodėl pavyzdžiui, mokyklose irgi labai stengiamasi, kad maži vaikai ten turėtų savo korteles, kad ten valgyklose atsiskaitytų. Aš manau tikrai, kad ateityje gali būti toks dalykas, kad gali ir vaikus paimti iš tėvų, jeigu ten per bankus sužinotų, kad jie ten neperveda vaikams pinigų. Kontrolės įrankis tiesiog. Taip. Ir norėjau pasakyti, kad aš skaičiau straipsnį, kad planuojama išimti mažinti apyvartoje monetas 1 ir 2 centų nominalų ir apvalinti, prie kasos apvalinti tą visą sumą, kurią tu nori reikia sumokėti iki 5 arba iki 10. Dar viena tikrai ta priemonė. Ir būtent šita priemonė, kurią tu paminėjai, tai yra tai, kad jeigu tu atsiskaitai grynais, tau apvalinasi, o jeigu tu atsiskaitai kortelę, tai tu moki tą centas į centą. Ir čia yra dar viena manipuliacinė priemonė, dėl ko kaip mes ir einam prie to grynųjų pinigų mažinimo. Ir irgi mes kalbėjom, kad bankai neturi tos sumos, kurią mes ten laikome. Tai tas irgi, man atrodo, yra viena iš priežasčių, dėl ko bankai nori pereiti prie CBDC, nes jie neturi tų pinigų. Jie tiesiog nori įsivesti savo priemonę, kur jie galėtų laisvai valdyti ją. Kiek noriu, tiek turiu tų internetinių pinigų, kiek nenoriu, tiek neturiu. Ir jie tarsi būtų nepriklausomi nuo aukso, kaip anksčiau, kaip suprantu, jeigu... Dengti turi būti kalba kažkokia. Taip. O kuom dengtas yra elektroninis pinigas? Garbė? Garbė žodžiu. Ir irgi dar turbūt paskutinė mintis, kurią jau noriu pasakyti šitą temą, bet šiandien kaip tik skaičiau, kad pats Centrinis bankas pasidarė apklausą žmonių, ar jie nori CBDC, ar jie nenori CBDC. Žmonės nenori CBDC, nemato, kokia yra to prasmė, nes mes ir taip turim bankuose skaitmeninius pinigus jau dabar. Man irgi atrodo, koks skirtumas tarp to, ką mes turim savo telefonėse, kas yra irgi
tas pats elektroninis pinigas ar tas CBDC. Tai aš irgi nematau tame prasmės ir jie padarė tyrimą, sako, labiausiai veikia, kai žmonėms sukuri video paaiškini, tai laukiame video apie CBDC. Greitai gali prasidėti, ką čia gali žinoti. O vartono langą pradės atverinėti. Taip, atverinėt langą, taip. Na taip, tai vis dėlto dar ne visas sąmokslo teorijas aptariam. Tikrai jų dar yra daug ir galima paliesti, bet man atrodo pačias svarbiausias palietėm. Tai tuom šį kartą ir užbaigsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko. Jeigu patiko, dėkit laiką, komentuokit. Jeigu kažkas nepatiko, galit komentarą parašyti ir prenumeruokit mus. Iki kitų kartų. Viso.